Rusija didelio masto kuro krizės fone grįžta į Sovietų sąjungą. Šiandien Liepos 10 diena tapo žinoma, kad Rusijos valdžia svarsto galimybę sugrąžinti išvykimo vizų praktiką. Tų pačių, kurios egzistavo Sovietų sąjungoje. Tai yra tada, kai jums reikia gauti vizą, norint išvykti iš šalies. Be jos, jūsų, kaip ir sovietiniais laikais, tiesiog neišleis. Netrukus nusipirkti bilietą ir tiesiog išskristi iš Rusijos gali tapti neįmanoma. Valstybė nori spręsti, ką išleisti, o ko ne. Tai tiesus kelias į masinę mobilizaciją, apie kurią visi vėl garsiai kalba. Tuo tarpu Rusijos federacijos vyriausybė pagaliau pripažino, kad benzino visiems neužtenka. Šiandien Rusija pajėgi pagaminti tik 65% vidaus poreikio. Jau 5 Rusijos regionuose valdžia pasiuntė ginkluotus pareigūnus saugoti degalines nuo rusų. Ir šiame kontekste vis daugiau šaltinių nurodo, kad Vladimiras Putinas iš esmės ruošiasi naujai eskalacijos bangai, nes karas jam tapo principo reikalu. Pažiūrėkime, kas vyksta, kodėl tai vyksta būtent dabar ir kaip visa tai susideda į vieną bendrą vaizdą. Su degančiamis naftos perdirbimo gamyklomis eilėmis dėl benzino. Gandais apie mobilizaciją ir pasiruošimu naujai eskalacijai. Svarbiausia, kamgi vis dėlto Putinui reikalingos vadinamosios išvykimo vizos absoliučiai visiems rusams. Mano vardas Aleksejus Pečius. Aptarkime visas šias temas kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Ir draugai, raginu jūs būtinai užsiprenumeruoti kanalą, nes artėjame prie 300 000 prenumeratorių. Tapkite ir jūs mūsų bendruomenės dalimi. Taigi, pradėkime nuo garsiausios šiandienos naujienos, garsiausios Liepos 10 naujienos. Leidinys Možem Objasnit, remdamasis šaltiniu diplomatiniuose sluoksniuose ir pašnekovų artimų prezidento Putino administracijai, rašo, kad Kremlius ruošia draudimą išvykti iš šalies be specialios išvykimo vizos. Dokumentų paketą atitinkamam įstatymo projektui rengia Užsienio reikalų ministerija. Ir tai daroma prisidengiant Rusijos federacijos piliečių saugumo stiprinimu užsienyje. Pati formuluotė atrodo tarsi iš kokios nors Orvelo knygos. Kad apsaugotum Rusijos piliečius užsienyje, ką reikia padaryti? Tiesiog nustoti juos išleisti. Jeigu rusas neišvyksta į užsienį, vadinasi, jam viskas bus gerai. Ir štai naujos Kremliaus iniciatyvos detalės atrodo tiesiog bauginančiai. Planuojama įvesti vadinamasias turistinės išvykimo vizas. Pagal naujas taisyklės į nedraugiškas NATO šalis rusai galės vykti tik organizuotomis grupėmis, ne mažiau kaip 10 žmonių ir iš anksto patvirtintų maršrutų. Na, lygiai taip pat, kaip buvo SSRS laikais. Į kitas šalis, kurių sąrašas dar rengiamas, liks galimybė individualiai keliauti, tačiau išvykti bus galima tik gavus išvykimo vizą bet kuriuo atveju. Ir štai vieno iš šaltinių citata, kuri atskleidžia visą šios naujos sistemos filosofiją. Tokio kaip dabar, tai yra nusipirkai bilietą ir išskridai, neturėtų būti. Valstybė turi duoti leidimą išvykti. Ir štai tam, kad suprastumėte, koks tai rimtas žingsnis atgal, reikia tiesiog prisiminti istoriją. Draudimas išvykti į užsienį Rusijoje atsirado Stalino laikais. 1935 metais buvo priimtas įstatymas, kuris prilygino pabėgimą į užsienį tėvynės išdavystei, už kurią buvo baudžiama mirties bausme. Ir štai iki 1991 metai sovietų piliečiams, norint išvykti į užsienį, reikėjo pereiti daugybę derinimų ir gauti leidimą, tą pačią išvykimo vizą. Tai yra kalbama apie mechanizmo sugrąžinimą, kuris paskutinį kartą veikė Sovietų sąjungoje. Ir čia svarbu pažymėti, kad tokios kalbos jau sklandė net ir Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje. 2022 m. Liepą Rusijos federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Aleksejus Zaicevas patikino, cituoju, jokių specialių išvykimo vizų įvedimas neplanuojamas. Tuo metu jis taip pat priminė, kad teisę laisvai išvykti iš šalies ir sugrįžti garantuoja 27 konstitucijos straipsnis. O jo galima apriboti tik tuo atveju, jei asmuo įtariamas nusikaltimų arba jei šalyje paskelbta karo padėtis. Ir štai nuo to laiko realybė vis dėlto pasikeitė. Išvykimo apribojimo mechanizmai jau yra įtraukti į elektroninių šaukimų įstatymą, galiojantį nuo 2023 metų.
Šis įstatymas leidžia uždrausti žmogui išvykti iš šalies iš karto, kai tik šaukimas atsiranda gynybos ministerijos elektroninėme registre. O karo padėties metu, kuri jau įvesta okupuotose Ukrainos regionuose, išvykimo draudimą galima taikyti daug plačiau. Tačiau tokios naujienos persipina su kitomis. Kol Rusija stato sieną iš vidaus, Europa ją stato iš išorės ir nori palikti rusus, atsiprašau, kaip vorus stiklainyje. Čia svarbus posūkis, kuris rusams situaciją daro tikrai beviltišką. Na, kol kas žinoma dar yra variantų, bet toliau bus tik blogiau. Kol Maskva galvoja, kaip neišleisti savo piliečių, ES sprendžia, kurių iš jų neįleisti. Ta pačia diena, Liepos 10-ąją tapo žinoma, kad ES šalis suderino naują draudimo išduoti vizas Rusijos kariškiams versiją pagal 21-ąjį sankcijų paketą. Iš pradžių Europos komisija siūlė uždrausti įvažiuoti visiems Rusijos piliečiams, kurie tarnavo ginkluotosiose pajėgose arba dalyvavo koviniuose veiksmuose. Pirminė versija buvo taikoma visiems, kurie atliko bet kokį vaidmenį Rusijos kariuomenėje, įskaitant administracinės ir logistikos funkcijas, išskyrus tik dezertyrus. Tiesa, iniciatyva buvo sušvelninta po Prancūzijos, Italijos ir Graikijos prieštaravimų. Galiausiai draudimas buvo susiaurintas iki trumpalaikių vizų tiems, kurie tiesiogiai dalyvavo kare prieš Ukrainą po 2022 metų vasario. Paryžius ir Roma atkreipė dėmesį į pagrįstą dalyką. Rusijoje galioja privalomoji karo tarnyba ir platus draudimas iš esmės būtų taikomas visiems vyrams atlikusiems privalomąją tarnybą. Tačiau, kaip suprantate, kryptis akivaizdi. Europa užsidaro nuo su karu susijusių rusų, o Rusija užsidaro pati savaime. Žmogus sistemos viduje lieka įspraustas. Iš vidaus jo neišleidžia jo valstybė, o iš išorės svetima. O dabar prie pagrindinio klausimo. Kodėl kalbos apie išvykimo vizas iškilo būtent dabar? Norint atsakyti, reikia pažiūrėti, kas apskritai vyksta pačioje Rusijoje. O Rusijoje kuro katastrofa, kurią valdžia šiandien pirmą kartą oficialiai pripažino. Žodžius, kurie dar prieš mėnesį atrodė neįsivaizduojami iš Rusijos pareigūno lūpų, šiandien ištarė vicepremjeras Aleksandras Novakas. Ir toliau jo citata. Turime pripažinti, kad degalų rinkoje yra problemų ir yra trūkumas, dėl kurio matome eiles arba kartais degalinės dirba nestablingi. Priežastį jis įvardijo tiesiai. Gamyklos nustojo veikti dėl bepiločių atakų. Ir štai kas reikšminga. Šis Novako pripažinimas nuskambėjo po savaičių neigimo. Vos prieš 2 dienas susitikime su Vladimiru Putinu, tas pats Aleksandras Novakas tvirtino, kad situacija stabilizuojasi. Liepos 1-ąją jis taip pat tikino, kad rinka, cituoju, iš esmės aprūpinta. Birželio 26-ąją jis aiškino viską ažiotažu ir dirbtinė paklausa. Esą iš tikrųjų benzino yra per akis, tiesiog nėra kur jo dėti, bet patys rusai sukėlė tą beprotišką ažiotažą, o šiaip situacija išvis gera. Na, o dabar jis pagaliau pripažįsta, kad taip, benzino trūkumas vis dėlto yra. Realybė, kaip sakoma, pasirodė daug stipresnė už propagandą. Jokie Solovjovai ar Skabėjevos jau nebegali įtikinti ruso stovinčio eilėje prie degalinės, kad benzino yra ir situacija puiki. Šios realybės mastas skaičiais ir šie skaičiai šokiruoja. Maloniai šokiruoja, pažymėsiu. Automobilinio benzino gamyba šią savaitę sumažėjo iki 65% vidutinio vasaros vartojimo lygio. Paprasčiau tariant, benzino gamyba smuko iki 75 tūkstančių tonų per parą, nors per tą patį laikotarpį rusai sunaudoja apie 120 tūkstančių tonų. Ir pabrėžiu, tai tik vidaus rinka. Gamybos atsilikimas nuo rinkos poreikių siekia 40-45 tūkstančius tonų per parą. Tai yra apie 35%. O dabar dėmesio. Dar birželį šis skirtumas buvo vertinamas 25%. Tai reiškia, kad šis skylė sparčiai ir toliau didėja. Dar keli smūgiai į naftos perdirbimo gamyklas ir situacija taps visiškai katastrofiška. Tai reiškia, kad šiandien jau trečdalis rinkos visiškai negali būti padengta. Ir štai Ukrainos dronai dabar vieną po kito išveda iš rikiuotės gamyklas. Pavyzdžiui, Liepos 6 dieną sustojo Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai galingiausia naftos perdirbimo gamykla Rusijoje ir paskutinė iš 10, kuri anksčiau liko nepasiekiama Ukrainos smūgiams.
Nuo Liepos 2 dienų sustojo Nižegorodnefteorksintes, tai antra pagal benzino gamybos apimtis šalyje. Nuo Liepos 8 dienos Saratovo naftos perdirbimo gamykla nustojo priimti naftą. Ir štai pagal Energy Intelligence vertinimus šiuo metu neveikia pusė visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. O naftos perdirbimo gamyklų apkrova nukrito iki lygių, kurių ekonomika nematė nuo 1990-ųjų pabaigos. Benzino gamyba per metus sumažėjo mažiausiai 25%, o dizelino beveik 40%. Ir štai jums nacionalinio pažeminimo vaizdas. Naftos supervalstybė pradėjo jūriniu keliu importuoti benziną iš Indijos, o trūkstamus kiekius kompensuoja tiekimais iš Baltarusijos, kuri birželį juos padidino iki rekordo. Vyriausybė jau ėmėsi desperatiškų priemonių ir uždraudė net dizelino eksportą. Ir, kas svarbu, leido gaminti benziną ir dizeliną su sumažintais kokybės rodikliais. Ir štai šiandien Rusijoje įvyko tai, kas būdinga bet kuriam totalitariniam režimui. Kremlius pradėjo kovoti su benzino trūkumu naudodamas policinės lazdas. Šiandien paaiškėjo, kad Kirovo sritis Rusijos federacijoje jau tapo 5-uoju regionu, į kurį į degalines buvo išsiųsti ginkluoti patruliai. Vietos valdžios formuluotės skamba beveik juokingai. Tvarkai degalinėse palaikyti dabar nuolat budės patrulinės tarnybos ekipažai, kelių policijos ir Rusijos nacionalinės gvardijos pareigūnai. Kirovo sritis seka po Kubanės, Užbaikalės, Novosibirsko ir Irkutsko sritimis. Be to, situacija šalyje atrodo tiesiog siurrealistiškai. Jeigu Kubanėje ir Novosibirsko srityje degalinėse budi kazokai, savanoriai ir vadinamieji liaudės draugovininkai, tai kitose regionuose, dėmesio, degalinėse dislokuota policija ir Rusijos nacionalinė gvardija. Irkutsko srityje pareigūnai patruliuoja eilėse visą parą ir jau sulaiko, kaip jie patys sako, perpardavinėtojus. Taip pat įvedamas tiesioginis normavimas. Viskas kaip karo metu. Kirovo srityje nuo Liepos 11 dienos kuras bus išduodamas pagal lyginių ir nelyginių dienų principą. Lyginėmis dienomis degalų gauna automobiliai su lyginiais numeriais, o nelyginėmis su nelyginiais. Nelyginiais. Tai jau tampa absurdu. Valdžia skundžiasi, kad beveik pusė vairuotojų neva atvažiuoja papildyti baką tik nuo 1 iki 10 litrų benzino, taip sudarydami eiles. Tai, kas visada buvo norma, dabar tapo problema, kurią reikia spręsti pasitelkiant jėgos struktūras. Dabar surinkime visą dėlionę. Kam valstybei, kurioje dega gamyklos ir tuštėja automobilių bakai, staiga prireikė užrakinti savo piliečius šalies viduje ir grąžinti vadinamasias išvykimo vizas? Atsakymas yra tas, kad kuro krizė tai tik problemos viršūnė. Po ją slypi pasiruošimas tam, nuo ko žmonės kaip tik ir norės pabėgti. Pirmiausia, mobilizacija. Kanaluose jau sklinda gandai apie naują šaukimo bangą. Minimi 1 ar 2 milijonų žmonių skaičiai, o terminas spalis. Na, ar dar kyla klausimų? Iškart po rugsėjo rinkimų į valstybės dūmą. Logika čia tokia. Pirmiausia rinkimai, o tada visi nepopuliarūs sprendimai. Ir štai čia išvykimo vizos susijungia su mobilizacija į vieną bendrą mechanizmą. Primenu, kad įstatymas dėl elektroninių šaukimų jau leidžia žmogų padaryti neišvykstamų akimirksnių, o išvykimo vizos tiesiog uždaro paskutinę spragą. Tai yra galimybė tiesiog nusipirkti bilietą ir išskristi dar iki tol, kol tave pasiekia šaukimas. Valstybė nori, kad iki naujos mobilizacijos bangos durys jau būtų visiškai užrakintos. Antra – eskalacija. Visa tai nėra šalies, kuri ruošiasi baigti karą požymiai. Tai yra šalies, kuri ruošiasi jį tęsti ir plėsti požymiai. Iš čia ir bendra militarizacijos atmosfera net kasdienėme gyvenime. Na, pavyzdžiui, Sankt Peterburge jau pradėjo ieškoti šaulių kovai su dronais. Valstybė visiškai perkelia visuomenę į karo vėžes ir tuo pačiu metu ką daro? Uždaro visus išėjimus. Ir šiuolaikinės Rusijos logika vis labiau tampa panaši į blogiausią Sovietų Sąjungos logiką. Kuo blogesni reikalai, tuo stipresnės spynos. Pripažinimas, kad trūksta kuro, jėgos struktūrų pareigūnai degalinėse, benzino normalimas. Šios kalbos apie mobilizaciją ir išvykimo vizų projektas, kaip suprantate, nėra atskiros naujienos. Ne. Tai yra vienos strategijos elementai – neleisti žmonėms išvykti ir mobilizuoti visus jų išteklius – žmogiškuosius, materialinius, finansinius ir taip toliau. Ir visa tai karui, kurio Kremlius nesiruošia nutraukti.
Taigi apibendrinkime. Vos per vieną dieną, Liepos 10-ąją, mes pamatėme, kaip rusams formuojama nauja realybė. Valstybė svarsto grąžinti stalininę išvykimo vizų praktiką. Na, kad išvykimas taptų ne teise, o valstybės leidimu. Europa kita vertus uždaro duris tiems, kurie susiję su karu. Rusijos vyriausybė pirmą kartą pripažįsta kuro trūkumą. Benzino gamyba smuko iki 2/3 poreikio. Na, o degalinėse vietoj kuro atsiranda loterijos. Rusijos nacionalinė gvardija ir policija. Ir visa tai lydi gandai apie mobilizaciją. Akivaizdu, kad Kremlius ruošiasi ne taikai, o naujam karo etapui. Ir pirmas dalykas, kurį daro valstybė, ruošdamas įvaryti žmonės į frontą, tai iš anksto užrakina visus išėjimus. Nes iš stovyklos, kuria vis labiau tampa Rusija, norės išeiti daugelis. O valdžios užduotis padaryti taip, kad nei vienas negalėtų. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. O jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save, visiems iki pasimatymo.